Noriu padėkoti visiems už klausimus, tokius kaip, kada aš ištekėsiu, ar susirasiu vyrą, kada mano vaikas išlaikys teisės vairuotojo pažymėjimą, kaip seksis mokslai. Retai pykstu, greičiau pabunda pas mane tokia kario dvasia ir norisi garsiai sušukti: žmonės, atsibuskit. Nes pasaulis yra labai gražus. Ir tos mažos kažkokios problemos, kurias, nežinau, mes patys prisikuriam, jos gadina mūsų džiaugsmą, atima iš mūsų besimėgavimą gyvenimu. Kiek žmonių, pasižiūrėkite aplinkui, kiek žmonių yra su tikrai gyvenančių su rimtom problemom. Žmonės neturi rankų, kojų, kažkas slaugo negalią turinčius vaikus, tėvus, kažkam sudegė namas, kažkas išgyvena karą, kažkas baisią ligą. Ir tai vat, jeigu kyla tokie maži klausimai, kada aš ištekėsiu, tai pasižiūrėkit į tą pasaulį plačiau ir pamatykit, kaip žmonės gyvena su dideliais rūpesčiais, kaip nesiskundžia medžiai, kad jie auga vienoj vietoj, kaip nedejuoja prieglaudose gyvenantis senukai, šuneliai, kačiukai, kuriuos tiesiog žmonės išmeta. Jie nesiskundžia. O mes žmonės skundžiamės dėl kažkokių tai tokių visiškai nereikšmingų dalykų. Tai dar kartą ačiū. Ačiū visiems už klausimus ir už tai esu dėkinga, kad karts nuo karto gyvenimas pažadina pabusti ir pamatyti iš tikrųjų, koks pasaulis yra gražus, koks jisai nuostabus. Atsimerkim ir pamatykim jį kitom akim. Akim, kurios pripildytos aiškumu, meile, džiaugsmu, atjauta.